Kas prižiūrės tas investicijas? Vat šitą mes per mokymus susidėliosim. Kokia didžiausia rizika ir kur didžiausia nuostoliai? Didžiausia bendra rizika – pradėti neapsimokius ir dar vienam. Ir būti nemokytam pirmam. Nes šitaip iki pirmo sandorio neefektyviai išleisi daugiau kaštų ir patirsi daugiau kainuojančių klaidų. Ko dar svarbu nesumaišyti? Tai investicijos, ne verslas. Reikės tenkintis tik tuo, kiek būsi susiplanavęs praturtėti. Neišsireikios papildomai eilė klientų susidomėjusių dėl nuomos. Nuomojami namai tai ne guminiai, kad ir kokie srautai stabilus būtų. Todėl visi, kas esate anapus, jūs turit pranašumą mano atžvilgiu ir sutaupysit pasimokę. Nesimokei? Neįsivaizduoju, kas išėję būtų. Aš turėjau progos mokytis iš mąstančių skirtingai ir žmonių mentaliteto visai kito. Todėl ne visuomet sulaukdavau atsakymų taip greitai ir naudingai. Mane jau girdit kalbantį lietuviškai. Susikalbėti žymiai bus lengviau. O nuo ko pradėti? Visi, kas pageidaujate suvokti tai smulkiau, registruokitės ant nuorodos ekrano apačioj ir rinkitės jums palankiausią bei išspauskit naudą per valstybinius išpardavimus. Ar pavyks? Jeigu jau man pavyko, tai jums po mokymų. Šiek tiek tai žinoma dar pasitobulinus. Tikrai išeis. Po to mes, žiūrėkit, susitiksime Amerikai, kur prie kanjonų ar vakaruose, prie Las Vegas. Iki susitikimo.